Tai EPDM danga tai yra gumos pagrindų guma. Jinai yra klijuojama prie pagrindo. Jos siūlės irgi yra visos klijuojamos su cheminiais klijais. Arba ten yra kita sistema, pavyzdžiui, balastinė, tai tiesiog tada užberama akmenukai. O šičia mes turime PVC dangas. Jinai tvirtinama į pagrindą mechaniškai ir tarpusavį jos yra siūlės svirinamos. Čia iš principo yra skirtinga medžiaga. Ten yra guma, čia yra tokia kaip linoleumas, kitaip liaudiškai šnekant, armuotas. PVC ir EPDM čia lygina, ginčinasi, kuom geresnė, tai čia tas pats kaip ar Samsungas geriau, ar iPhone'as. Ir Samsungas geras, ir iPhone'as geras, ir vieni mėgsta tą, vieni tą. Bet čia iš principo PVC ir EPDM yra skirtingai įrengiamos. PVC dangą tu gali kloti ant bet ko, tvirtinti ir, žodžiu, visur. EPDM tu negali ant polistirolio klijuoti. EPDM'as yra klijuojasi visą plokštumą. Yra klijai brangus labai, klijuojasi danga, klijuojasi plokštė, palauki ir tada suklijuoji. Kaip klijuojam dviračio kameras. Dėl to EPDM įrengti yra sudėtingiau kaip ir išbrangina pats iki dangos atėjimas, kadangi ant polistirolio reikia dar dėti plokštę, kad būtų galima priklijuoti, nes klijai, jeigu ant polistirolo tepi, jie yra agresyvūs, tirpdo polistirolo, žodžiu. Jeigu drėgna, tai jau negali klijuoti. Ar galit papasakoti, kaip buvo apeinamas šitos apvalūs mazgai? Ratu apeinama buvo. Nebuvo lengva tos stoglangius padaryti, kadangi čia yra tas stoglangis, jisai pagamintas, jo korpusas iš stiklo audinio ir prie jo nesilydo danga. Tai buvo montuojama pirma detalės iš plastizolio ir tada prie jo privirinama. Ir stoglangis dar į konusą sueina, tai kaip kur biški matosi toks, nėra idealiai lygiai, ta prasme, bet svarbiausia, kad neleistų vandens, kad būtų sandaru, tai tas yra įgyvendinta. Ateičiai būsimam klientui nežinotų, ar nori apvalaus ar keturkampo švieslangio, kokį jūs rekomenduotumėt, kuris lengviau montuojasi? Pigiau tai stoglangio kaina yra, o šiaip reikia rinktis, kas yra gražiau ir ko labiausiai norisi. Čia tiems, kurie neskaičiuoja pinigų. O kurie skaičiuoja pinigus? Tai kurie skaičiuoja, tai kvadratiniai. Kurie skaičiuoja, tai geriau nedėti iš viso stoglangio. Norint, jeigu taip pataupyti biškį, tai kvadratinius, paprastus stoglangius, jie puikiai tarnauja, gerai atrodo, šviečia taip pat. Kai žmogus renkasi švieslangius, kaip jam išsirinkti? Labiausiai paplitę tai yra Veliukso stoglangiai, jie yra keturkampi, jų gali nusipirkti iš karto greitai, jų nereikia laukti, kaina yra pakankamai draugiška. Tai rinktis žinoma gamintoją, kuris teikia visas garantijas.